Metų pabaiga, finišo tiesioji, pasiruošti kitų metų pajamų deklaravimai. Esu Elvyra, kas manęs nepažįstat, finansų baba, asmeninių finansų ir smulkaus verslo konsultantė. Šio kanalo prenumerata padės tau nepraleisti naudingų žinių, o patiktukas žinia mums, kad kanalo turinys naudingas. Štai keletas svarbių žingsnių, kuriuos gali atlikti jau dabar, tiek kaip eilinis gyventojas, tiek vykdantis veiklą savarankiškai. Surink reikalingus dokumentus. Čia aš kalbu, ruošiamės metiniai pajamų deklaracijai kitiems metams. Pajamų dokumentai. Jei dirbi samdomą darbą, susižiūrėk, kokios tavo darbinės pajamas. Ar taikiai NPD? Kokio dydžio GPM mokėjai per metus? Nes, jei gavai dar kitokių pajamų, morališkai pasiruošk didesniam mokėtinam GPM-ui, nei buvai suplanavęs dėl metinio NPD pritaikymo ir GPM perskaičiavimo. Jei pardavai nekilnojamąjį turtą ar kitą deklaruotiną turtą, susižiūrėk, ar turi visus reikiamus dokumentus. Susirask įsigijimo dokumentus, pasitikrink, koks sandorio skirtumas. Reiks mokėti GPM už parduotą turtą ar nereiks? Jei pardavai butą ar namą, kuriame buvai deklaravęs savo gyvenamąją vietą, pasitikrink, kiek laiko buvai jame deklaruotas. Jei 2 metus viskas okei, GPM mokėti nereiks. Jei mažiau, gal metas pasižvalgyti kito namo ar buto ir jame deklaruoti savo gyvenamąją vietą jį įsigijus. Tai reikia padaryti per 12 mėnesių. Jei turtą išlaikai 10 metų, GPM prievolės nelieka. Bet turi būti tikras, kad taip ir yra ir nebus streso deklaravimo laikotarpio. Jei vykdai individualią veiklą, susižiūrėk, ar turi visas išrašytas sąskaitas. Ar tinkamai supildyta pajamų išlaidų žurnalo pajamų skiltis. Patikrink, ar išrašytų sąskaitų suma sutampa su banko išrašo duomenimis. Jei nuomoji patalpas nuomininkui, kuris jose vykdo veiklą, peržiūrėk, ar nuomininkas pateikęs reikiamas deklaracijas mokesčių inspekcijai, deklaravęs ir sumokėjęs gyventojų pajamų mokestį. Jei pats nuomojasi patalpas veiklos vykdymui iš fizinuko, tas pats, tik atvirkštinis variantas. Pasiruošk pateikti metinę deklaraciją GPM 312 iki vasario 15 dienos. Išlaidų dokumentai. Susižiūrėk, ar turi išlaidas pagrindžiančią sąskaitą, jei naudoji išlaidų fiksavimo būdą pagal faktą. Žinoma, jei dirbi su individualia veikla. Net jei ketini netaikyti šio išlaidų fiksavimo būdo ir ketini pasirinkti 30%, suskaičiuok turimas išlaidų sąskaitų sumas. Jei jos siekia 30% tavo pajamų, naudinga pasirinkti išlaidų fiksavimo būdą pagal faktą. Taip sumažinsi mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Jei trūksta dar kažkokios sumos išlaidoms pagrįsti, dar turi laiko tai susitvarkyti, kol metai nepasibaigė. Jei veiklos nevykdai, žvilgtelk, kiek esi sumokėjęs įmokų į 3. pakopą ar investicinį gyvybės draudimą. Jei tavo įmokos siekia 1500 eurų ir tavo pajamos apmokestinamos 20% tarifu, gali tikėtis iki 300 eurų gyventojų pajamų mokesčio lengvatos. Žinoma, vertinamos ir kitos gautos pajamos. Jei tavo pajamos apmokestinamos 5-15% tarifu, maksimalios 300 eurų GPM lengvatos tikėtis nereiktų. Ji paskaičiuojama proporcingai GPM tarifui. Tai jei tau sakė, kad tikrai susigrąžinsi 300 eurų, pasiruoš galimai mažesniai lengvatos sumai. Jei tokių sutarčių neturi, dar gali jas sudaryti ir užfiksuoti GPM lengvatą dar 10 metų. Nes pasikeitus GPM įstatymui 3. pakopos ir investicinio gyvybės draudimo sutartims sudarytoms po 2025 metų sausio 1 dienos, GPM lengvata nebus taikoma. Reiks pagalbos, kreipkis, paaiškinsiu ir padėsiu susitvarkyti. Investicijų dokumentai. Jei investuoji į akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius, jau gali pasinagrinėti, kokius dokumentus gali išsitraukti iš platformų, kad vėliau deklaravimo procesas būtų sklandesnis. Nes neabejoju, norėsi pasinaudoti 500 eurų neapmokestinamą sumą šioms pajamoms. Susižiūrėk, ar esi susipildęs dvigubo apmokestinimo išvengimo formas, o nuo 2025 metų sausio 1 dienos investicijas tikėtina darysi iš investicinės sąskaitos. Apgalvok, kuri sąskaita bus tavo investicinė ir ją deklaruosi VMI kaip tokią. Nors deklaruojant pajamas už 2024 metus investicinės sąskaitos pateikti dar nereikia, bet mes planuojantys žmonės ir darome namų darbus dar prieš juos užduodant.
ir taip per daug streso aplinkoje, kad nervintumės dėl to, ką galima ramiai susitvarkyti. Nekilnojamojo turto dokumentai. Jei turi nekilnojamojo turto, surink dokumentus patvirtinančius pajamas iš nuomos arba išlaidas susijusias su turtu. Bet apie tai jau lyg ir viską pasakiau minutę anksčiau. Kiti dokumentai. Priklausomai nuo tavo individualios situacijos gali prireikti ir kitų dokumentų. Pavyzdžiui, jei turi papildomų pajamų šaltinių, iš užsienio. Bent jau pasižymėk, kiek tokių pajamų esi gavęs. Pasivartyk savo banko išrašus. Sakysi, kad tu čia suki galvą, dar iki naujų metų tiek laiko, o pajamas deklaruosime iki kitų metų gegužės 2 dienos. Tai taip, laiko dar yra, jei viskas pas tave tvarkinga. Ir laiko jau nėra, jei dar reikalingos korekcijos. Nesulaukus naujųjų fejerverkų, bet kokios korekcijos jau nebus galimos. Beliks konstatuoti faktus. Jei galima išvengti streso deklaravimo laikotarpiu, tai taip ir darome. Turėdamas visus reikiamus dokumentus ir žinodamas savo teises ir pareigas, galėsi ramiai užpildyti deklaraciją ir būti pasiruošęs morališkai mokėtino GPM dydžiui. Sumažinsi klaidų tikimybę, kruopštus pasiruošimas padės išvengti jų. Tų klaidų, kurios gali sukelti papildomų problemų. O kai kurias klaidas kitais mokestiniais metais jau nebus galima ištaisyti. Taip pat išvengsi vėlavimo. Pateikdamas deklaraciją laiku, išvengsi delspinigių, o gal net baudos. Ką dar gali padaryti? Sukurk specialų aplanką. Jame saugok visus su mokesčiais susijusius dokumentus. Pasidaryk sąrašą klausimų. Jei turi klausimų, užsirašyk juos ir pasikonsultuok su specialistu. Gali tos klausimus parašyti komentaruose. Atsakysime pagal galimybės. Arba sukursime naują turinį, jei klausimas reikalaus detalesnės apžvalgos. Pasinaudok mokesčių skaičiuoklėmis. Internetu gali rasti įvairių mokesčių skaičiuoklių, kurios padės tau įvertinti, kokį mokestį turėsi sumokėti. Jei vykdai veiklą savarankiškai, Sodros puslapyje yra puiki skaičiuoklė. Tik dar kartą primenu, jei gauni kelių rūšių pajamas, mokėtinas GPM gali nemaloniai nustebinti ir skirtis nuo paskaičiuoto skaičiuoklėje. Vėlgi dėl to paties metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio. Atlikęs šiuos, atrodo, iki skausmo žinomus veiksmus, būsi ramus atėjus deklaravimo laikotarpiui. Ir tuo tarpu atliekamus pinigus gali ramiai savo darbinti, pasinaudodamas, kad ir šio video rėmėjo pasiūlymu. Taip darau ir aš. Jokių laisvų pinigų sąskaitose. Dirba kiekvienas euras. Pati naudojuosi ir kviečiu tave susirasti šio video aprašyme nuorodą, prisiregistruoti ir susikurti savo finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams arba baltai dienai. Savarankiškai. Nereikia didelės sumos iš karto, galima pradėti nuo nedidelių sumų. Kai kurie rinksis ir toliau taupyti be tikslo. Bet aš labai tikiuosi, kad šis ir kiti mano kuriami video paskatins efektyviau žengti pirmus žingsnius pinigų įdarbinimo ir investavimo link. Aš renkuosi finansinę laisvę. Ir vienas būdų jai pasiekti – įdarbinti savo pinigus. Ačiū, kad žiūrėjai.